Sveiki visi kalba klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ernesta Kazakienaitė. Vienas iš mano dėstamų kursų filologams yra skaitmeninės humanitarikos įvadas. Šiame kurse su studentais kalbame apie technologijas, kurias naudoja humanitarai ir kaip jos padeda spręsti vienokius ar kitokius klausimus, bei leidžia kitų žvilgsnių pažvelgti į turimą medžiagą. Todėl ir šiuose tinklalaidėse man labai norėjosi pasikalbėti apie tai, be ko jau nebeįsivaizduojama filologija. Tai yra technologijas. Ir čia turiu omenyje ne technologiją kaip darbo priemonę, nes kompiuterių naudojamės beveik visi, bet labiau pačių humanitarų kurtus įrankius ir jų įsitraukimą į šios ryties projektus. Tema skamba labai plačiai, tad mes ją susiaurinsime ir pasikalbėsime apie kalbos technologijas, daugiausia dėmesio skirdami šnekos technologijoms. Ir jei palygintume šiuos metus su 21 amžiaus pradžia, atrodo neįtikėtina, koks technologinis šuolis yra padarytas. Tai, kas dabar tapo savaime suprantama ir yra nebeatsiejama mūsų kasdienybės dalis, tuo metu dar tik radosi. Tačiau kuo prie technologinės raidos yra prisidėję humanitarai, kuo jie dar galėtų prisidėti, į tai atsakyti padės visai ne filologas, o duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto specialistas Gediminas Navickas. Sveiki. Labą dieną. Gediminai, pastaruoju metu esate labai matomas žmogus. Nuo tada, kai mes susitarėme susitikti, iki dabar pasirodė ne vienas jūsų interviu tiek radijuje, tiek televizijoje, tiek spaudoje. Ir jūsų interviu klausantieji gali išgirsti ir kitose Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidose, kaip pavyzdžiui prie Smetonos žinių radijoje ar kalbos anatomijoje, rodomoje per LRT. Tad stengsiuosi nekartoti ten aptartų klausimų, bet kviečiu visus susidomėjusius atrasti ir tas laidas, jei dar nesate to padarę. Na, o tokį didelį susidomėjimą kalbai ir technologijoms dar kultivavo šį rudenį Susisiekimo ministerijos geriausių projektų konkurse pavadinimu Progreso kelias 23, jūsų projekto Liepa 2 laimėjimas ir pripažinimas pilietiškiausių projektų. Tad gal ir pradėkime nuo Liepos, nes kaipgi be jos. Ir jei reikėtų labai trumpai apibūdinti, koks tai projektas apie tai nieko nežinančiam žmogui, ką atsakytumėt? Apie sudėtingus dalykus trumpai kalbėti yra didelis menas, bet aš pasakyčiau, kad tai yra visų pirma lietuvių šnekos technologijų projektas ir turbūt akcentuočiau tą mūsų šiandienos temą, kad kuriame dirbo kartu informatikai ir filologai. Mano nuomonė, tai yra labai svarbus aspektas, net jeigu atmetus visus kitus šito projekto privalumus. Tai tas dabar madingas žodis tarpdiscipliniškumas, jisai yra labai svarbus šitam projekte. O koks santykis buvo maždaug filologų ir nefilologų? Taip, jeigu, sakykime, trečdalis turbūt buvo filologų. Ir projektas buvo orientuotas į šnekos technologijas. Bet gal galėtume trumpai apibrėžti, nes aš pradžioje ir minėjau, kad mes kalbėsime apie kalbos technologijas ir čia toks terminologinis klausimas kalbos ir šnekos technologijos. Tai kuo tai skiriasi ir ar šnekos technologijos yra kalbos technologijos? Taip, visos šnekos technologijos yra kalbos technologijos, bet ne visos kalbos technologijos yra šnekos technologijos. Tai šnekos technologijos yra kalbos technologijų dalis, kuri susijusi su garsinė reprezentacija mūsų kalbos. Kalbos technologijos tai yra ir automatinis vertimas, ir įvairūs tekstynai, teksto apdorojimas įvairus ir iš jo ten visokių darimas, reiškia ir semantinių tyrimų ir panašiai. O šneka tai yra mūsų garsas, kurį mes jau, reiškia, kalbą mes įsivaizduojam, jeigu, sakykime, tai užrašyta kažkur tekstą, tai kai mes jau tą tekstą perskaitom arba tiesiog pasakom kažką balsu, tai yra jau šneka. Tai va, šnekos technologijos yra susijusios su mūsų leidžiamais garsais, sakykime, kalbos garsais. Taip, ir čia greičiausiai galėtų būti teksto vertimas garsu, kaip kad sintezatoriai daro, ir greičiausiai garso vertimas tekstu. Taip, iš tikrųjų, tai jeigu taip paprastai kalbant taip, tai yra šnekos sintezė ir šnekos atpažinimas, tai yra vienas dalykas, yra kai mes taip paprastai sakom, kai mes kalbam ir kompiuteris supranta, ką mes sakom, arba paverčia tekstu, tai yra šnekos atpažinimas. Ir kitas dalykas, kai kompiuteris gali mums atsakyti balsu,
Tai yra šnekos sintezė. Ir kalbant apie šiuos du dalykus, atpažinimą ir sintezę, jie atrodo labai techniniai tokie dalykai. Kuo čia filologai galėtų būti naudingi, kuo jie prisideda? Taip, tai yra gana techniniai dalykai, bet jiems parengti yra reikalingos tam tikros žinios apie kalbą ir tam tikras, sakykime, kalbos jausmas. Iš esmės, filologai dirbo daugiausia prie šnekos duomenynų, kuriuos mes vadiname garsynais parengimo. Tai visų pirma reikėjo suplanuoti, kaip tos garsynus parengti, kiek kokios medžiagos juose turi būti, o paskui jau reikėjo anotuoti tos garsynus, kur irgi reikėjo žymėti ribas tam tikrų garsų ir panašiai, kas irgi filologai irgi turi tą jausmą, kur jiems padeda, reiškia, tą ir žinias, žinoma. Mes iš karto taip griebėme jauti už ragų apie šnekos technologijas, bet man labai įdomu, kad jūs nesate filologas, esate duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto specialistas. Kada susidomėjot šnekos technologijomis pats? Tai šnekos technologijomis susidomėjau pirmą kartą, susidūriau su šnekos technologijomis prieš kokius 25 metus. O rimčiau susidomėjau kažkur prieš 15 metų. Tai mūsų institute, kuris tada dar kitaip vadinosi Matematikos ir informatikos institutas, panašiai kaip dabar fakultetas, tai buvo stipriai dirbama su sinteze ir atpažinimu. Žinoma, tai buvo prieš 25 metus, tai buvo visai kitokie dalykai negu dabar, tai buvo labiau teoriniam lygmenį dirbama, nors buvo jau ir tam tikrų taikymų. Tiesiog buvo kompiuterinė įranga dar nebuvo tiek progresavusi, kad galėtų tas idėjas mokslininkų įgyvendinti. Tai va. Ir dėl to dabar yra tas toksai, sakykime, sprogimas tiek šnekos technologijų, tiek kalbos technologijų, tiek, to pasakysiu, madingą žodį dirbtinio intelekto, dėl to, kad tiesiog skaičiavimo technika jau pribrendo ir leidžia mums įgyvendinti idėjas, kurios, tarp kitko, jų pradžia buvo prieš 50 metų kažkur. O nuo ko prasidėjo prieš 50 metų? Prieš 50 metų yra toksai straipsnis spaudoje, kuriame yra, reiškia, parašyta, ar kalbėsimės su kompiuteriais. Tai va, tai ten buvo tuo metu, tai skambėjo kaip iš fantastikos srities, maždaug skambėjo taip, kaip dabar skrydis į Marsą. Toks lyg ir supranti, kad gali tai būti, bet atrodo, kad dar labai toli. Tai tas pašnekesys su kompiuteriu buvo tokia idėja ir iš tikrųjų ta teorinė dalis, jinai jau tada jau buvo. Bet kompiuteriai buvo tokie silpni, kad mes dabar kiekvienas kišeniai nešiojamės kompiuteriuką kelis kart stipresnį, negu ten buvo pats stipriausias kompiuteris tuo metu. Tai va, tai čia, kad suprastumėm, kaip viskas pavažiavo į priekį. Tai, o dabar jau mes turim tą skaičiavimo techniką, vis dar jinai yra ta skaičiavimo technika, kuri skirta, sakykime, mokymui dirbtinio intelekto arba šnekos technologijų taikymui, jinai vis dar yra gana griozdiška, tai reikia jau didelio serverio kažkokio galingo ir taip toliau, bet vis tiek kažkada mes prieisim iki to, kad ir tokį dalyką nešiosimės kišeniai ir turbūt mūsų tas kažkoks atpažintuvas, jisai mokysis pagal mūsų, mes galėsim sakyti, aš čia tokį žodį naudoju tokią prasme ir tu išmokai ir aš čia pats susigalvojau kažkokį žodį, bet tu suprask, ką aš noriu pasakyti ir supras. Tai va, tai bus jau kažkoks individualus, galės prisitaikyti prie kiekvieno žmogaus individualiai. O kodėl jums atrodo svarbu, kad reikėtų kalbėti su technologijomis lietuviškai? Tai yra toks pat klausimas, kaip ir kodėl apskritai svarbu, kad mes kalbėtumėm lietuviškai. Nes šiuo atveju nematau, apsuksiu klausimą priešingai. Kodėl turėtumėm kalbėti nelietuviškai? Toks yra keistas kažkoks, man yra net ir kartais keista, kaip kai kurie žmonės labai guldo galvą, kad reikia, pavyzdžiui, net ir meniu kažkokiose programuose turėti būtinai angliškus. Neneiksiu, yra tam tikrų pliusų turėti tokią sąsają, ypač jeigu, pavyzdžiui, tu
ieškai kažkokios tai medžiagos, kaip kažką padaryti, tu greičiausiai rasi anglišką. Čia būna pagrindinis kriterijus. Jo, čia yra gal lengviau. Bet iš kitos pusės, sakykime, žmogui, kuris nemoka angliškai, nes man keista būna, kad žmogus net nemokantis angliškai sako, kad geriau angliškai. Bet tada aš pats esu nemažai dirbęs ir su mokymu informacinių technologijų. Tai esu tokį atlikęs neoficialų tyrimą. Tai jeigu žmogų nuo nulio mokai kažkokios programinės įrangos, žmogų, kuris nemoka anglų kalbos, jeigu moka jo gimtąją kalbą, šiuo atveju aš turiu patirtį su lietuvių kalba, tai maždaug reikia apie 30% mažiau laiko, kad jisai išmoktų. Nes priešingų atveju jis į tą anglų kalbą kaip hieroglifus mokosi, reiškia jis nesupranta, kad ten kažkokia table yra lentelė. Čia apie Wordą, sakykime, patį paprasčiausią dalyką. Tai jisai ten rašosi table ir jisai, reiškia, kaip hieroglifą bando įsiminti. O jeigu yra lentelė, jisai jau sugeba surasti loginį ryšį ir jisai žino, kad jeigu aš noriu kažkokią lentelę redaguoti, einu į lentelę ir jam daug greičiau, tai sakau, apie 30% greičiau vyksta. Ir galbūt grįžtant prie šnekos technologijų, tai labai akivaizdu, kad jos tikrai yra naudingos, kalbant apie neįgaliuosius, pavyzdžiui, apie regos negalę turinčius žmonės ir tikrai reikia ekrano skaitimo programų, bet kam dar yra naudojamos šnekos technologijos, kai kalbam apie šiaip kasdienį savo įprastą gyvenimą? Pavyzdžiui, aš visus tekstus mobiliam telefone, tiek SMS-us, tiek žinutės, bet kokių ten greitųjų žinučių programų rašau balsu. Nerašau ranka, nes klaviatūra yra nedidelė, ypač kartais, kai reikia vairuojant tą daryti. Aš žinau, kad taip negalima, bet aš tik sustojęs prie sankryžos, prie raudonos šviesos tą darau. Tai iš esmės net įsivaizduokim ten kažkokią trumpą žinutę parašyti, kiek tai dėmesio nukreipia. Jeigu rankom rašyčiau ir aš tiesiog paspaudžiu vieną mygtuką, telefonas yra laikiklyje, aš padiktuoju kažką, paspaudžiu siųsti ir viskas. Tai vienas paprastas pavyzdys šnekos technologijų. Kitas pavyzdys gali būti, vėlgi kažkaip aš iš to automobilio vis neišlipu, šiuo atveju tai, sakykime, klausytis kažkokius tekstus sintezuotus, knygą kažkokią ar šiaip kažkokį tekstą galima klausytis. Tai tų taikymų yra nemažai. Du dalykus dabar pasakiau. Vienas tai yra pažinimas, buvo pavyzdys, kitas sintezė. Ir taip pat dar galima būtų sakyti, kad čia buvo tiesiog, reiškia, kad aš vietoj rašymo arba skaitimo naudoju balso sąsają, bet kitas dar dalykas gali būti ir valdymui naudojamas. Tai kad aš galiu ten, sakykime, tai čia būtent, kaip sakėt, aklieji, tai jie valdymui naudoja telefono. Jie viską, tai ką mes matom, kas vyksta ekrane, tai jie girdi, kas vyksta ekrane. Tai palietus bet kokį ekrano vietą, jiems yra pasakoma, kas toje vietoje yra. Buvo toksai irgi technologinis proveržis, kuris būtent šitai grupiai buvo, sakykime, pakeitė jų taip, kaip jie naudojasi telefonu, nes prieš tai buvo mygtukiniai telefonai. Ir mygtukinis telefonas galima taktilinę atmintį turėti, tai yra žinoti, kokioj pozicijoje koks mygtukas yra. Ir aš galiu ten kažkokius meniu, reiškia, spaudinėti ir greitai susirasti. Mes irgi rašydavom net nežiūrėdami į klaviatūrą, tiesiog spaudžiai. Ir plus, pavyzdžiui, kai būdavo legendiniai Nokia telefonai, tai ten buvo meniu, pavyzdžiui, aš noriu nueiti į antrą meniu, 3 punktą, 5 papunktį, 2, 3, 5 suspaudžiu ir iš karto ateinu ten. Tai tokie būdavo santrumpos. O kai yra lytėjimui jautrus ekranas, tai jisai ar vienoks ten šviečia vaizdas, ar kitoks, liečiant atrodo taip pat. Galbūt norint suprasti, kaip apskritai tai vyksta, reikėtų atsiminti, kad jūsų šitame Liepa 2 projekte buvo sukaupta maždaug apie 1000 valandų teksto. Tai yra garso, ar ne? 1000 valandų. Taip, 1000 valandų garsyno jau anotuoto, tai yra jau rezultato. Buvo iš tikrųjų ir daugiau, tai kažkiek ten išsimetė, kažkiek tai liko neanotuota, bet
Iš esmės 1000 tai yra mūsų, tai ką mes turėjom jau padaryti ir priduoti ir mus tikrino ir tikrai padarėm ir pridavėm, tai yra 1000 valandų anotuotas garsynas. O čia yra daug ar mažai? Klausiu dėl to, kad žinau, jog Latvija irgi yra sudarę garsyną ir ten pasižiūrėjau yra 100 valandų. Tai galvoju, 1000 yra daug ar mažai? Tai čia yra panašus atsakymas, kaip paklausė 1000 eurų ar daug ar mažai. Tai sako, o tai čia kai turi ar kai neturi. Tai čia irgi panašiai, kai reikia padaryti, tai 1000 yra labai daug. Ir iš tikrųjų ten yra reikalų padaryti. Ir tada, kai mes darėm, o ypač tada, kai planavom, supraskim, taip, Liepa 2 projektas pasibaigė prieš 2 metus. Ir jisai vyko 3 metus, o suplanuotas tai buvo prieš 5-6 metus. Tai tada, kai jis buvo planuojamas, tai 1000 buvo labai ambicingas tikslas ir labai toksai, sakykime, kai kas sakė, tai ar jūs čia ne per daug užsimojot. Paskui, kai padarėm, tai buvo jau kaip tai dienai, tokiai kalbai kaip lietuvių, ne anglų, ne vokiečių ir ne kitai galingai dideliai kalbai. Tai buvo tikrai labai geras rezultatas. Šiandieną jau norėtųsi turėti 5000, 10 000 maždaug. Tai mes Liepa 1 projekte padarėm 100 valandų, o Liepa 2 padarėm 1000, 10 kart daugiau. Tai dabar reikėtų 10 000. Tai šių dienų taikymams jau reikėtų, sakau, apie 5-10 000 valandų. Tai va čia atsakymas yra, tai žinoma yra daug geriau negu nieko ir net ne visai negu nieko, o tiesiog neblogai, nes, kaip sakot, kitos kalbos neturi tokių garsynų. Neturi tokių garsynų, gal, sakykime, Latvijai ten kažkokio iš gabaliukų galima būtų kažką susirinkti, bet tokio visiems prieinamo vienoj vietoj paruošto viešai platinamo garsyno, nes čia reikėtų pabrėžti, kad viskas, kas buvo padaryta projekto Liepa metu, reiškia, viskas yra platinama nemokamai, viešai, tą galima ir nėra jokių naudojimo apribojimų. Galima naudoti verslui, moksliniams tyrimams ir visiems kitiems taikymams. Ir dar tęsiant truputėlį Latvių temą, tiesiog mano ta pusė yra neblogai žinoma, tai jūs minėjot, kad galima galbūt susirinkti iš kažkokių nuotrupų ir panašiai, tai Latvija vykdo tokią akciją, ji vadinasi Balsų talka, kur gali kiekvienas žmogus, nesvarbu net latvis ar ne, tai yra net lietuviai galėtų prisijungti, atsidaryti tą tinklalapį ir įrašyti matomą sakinį, nes ten viskas yra sakiniais, kiek tik nori. Jeigu tu turi 5 minutės, gali atsidaryti ir rašyti. Gali rašyti profesionaliai, gali telefonu, iš vieno, iš kito įrenginio ir jie taip sukaupė tokią didelę bazę ganėtinai skirtingo to paties teksto variantų. Ir taip pat ir būti vertintoju, tai yra perklausyti visus tuos įrašytus tekstus ir pažymėti gerai ar blogai, teisinga ar ne. Kaip manot, ką toks projektas galėtų duoti ir ar nebuvo galvota daryti ir lietuvių pusėje maždaug, nes tai nėra kažkas unikalaus, kitur pasaulyje irgi panašiai yra, kad tiesiog būtų sukaupta kuo daugiau skirtingos medžiagos, skirtingų tembrų, amžiaus, lyties ir tiesiog, kad būtų kuo didesnė įvairovė. Taip, tai čia yra šitą būdą naudoja ir kitos didžiosios kompanijos, ir Google naudoja, jie ten ir net ir pinigus moka, nelabai didelius, bet už tokį įrašymą čia jau anglų kalbai. Tai toks būdas yra, jisai, kaip sakot, labai geras tuo savo masiškumu. Kitas dalykas, kaip prisikviesti tos žmonės, ten yra, reiškia, labiau tas reikia įdėti pastangų į tą žmonių pritraukimą. Kita vertus, tas garsynas, va čia vėlgi grįžtam prie filologų. Kartais reikia to masiškumo, yra vieni metodai šnekos technologijų, kuriems užtenka to masiškumo ir tas masiškumas padengia viską, yra kiti dalykai, kitos technologijos, kur reikia tikslumo. Tai vat mūsų tas garsynas tuo tikslumu labiau pasižymi, nes įsivaizduojat, tiek žmogus, kuris įrašo, jisai nėra, reiškia, tikimybės, kad įrašys taip, kaip reikia, tiek tas tikrintojas, kiekvienas tikrina pagal savo kažkokį supratimą. Vėlgi, net ir tas patikrintas gali būti nebūtinai tikslus tas teksto, nes ten iš esmės yra, garsynas yra teksto
ir garso tam tikras sutapatinimas. Tai yra mes sakom, kad va, čia yra šnekos signalas, garsas ir tame garse yra va, pasakytas toks tekstas. Ir ten būna įvairūs tie notavimo lygmenys, gali būti pasakyta kiekvienas garsas sužymėtas, kada prasideda, kada baigėsi, gali būti žodžio, skiemens lygmuo, gali būti sakinio lygmens. Dažniausiai sakinio dabar yra daroma toks kompromisas tarp reiškia, to smulkumo ir stambumo. Tai čia yra irgi geras dalykas, tai ką jie daro. Mes turėjome minčių tą daryti, bet dabar šiek tiek jau 2 metai praėjo, dabar yra tokia pertrauka, mes vis laukiam tos kabutėse Liepa 3, kažkokių tai kitų projektų, kurie būtų šnekos technologijos finansuojamos ir norėtumėm, aišku, tą savo patirtį išnaudoti ir daryti, bet va dabar yra toksai šiek tiek tarpas. Ir dabar girdint jūs atrodo, kad viskas vyksta tokiais 2 lygmenimis, kad pirmiausia reikia tikslių duomenų, kad tai yra pagrindas ir tik tuomet, kai turime tikslius duomenis, mes galime kaupti tuos kitokius įvairovę, tiesiog plėsti jų įvairovę, nes vis tiek, kai jau technologijos pažengs tiek, kad galės kiekvienas kalbėti ir kalbėtis su, nežinau, kokiu pokalbio asistentu ar kažkuo, tai greičiausiai jis kalbės iš savo įrenginio, aplinkui bus labai daug triukšmo ir tos įvairovės reikės daug. Ar ne, kad yra tokie 2 lygmenys? Iš tikrųjų, jeigu mes turėtumėm neribotas lėšas, laiką ir taip toliau, ir žmonių galinčių tą daryti, visgi pati geriausia situacija būtų mums turėti darytus žmonių tos garsynus. Bet tada mes, kadangi gyvenam neįdėliam pasaulyje, neturim neribotų išteklių, tai mes negalim jų turėti visų, kuriuos padarė žmonės labai tiksliai. Tiesiog mes tada to masiškumo nepasieksim. Tai yra daromas kažkoks pagrindas to tikslaus garsyno, sakykime, be triukšmų kažkokių, ir paskui yra daromi vadinami specializuoti garsynai. Pavyzdžiui, specializuotas garsynas, kaip skamba garsas automobilyje. Specializuotas garsynas su kažkokios roboto valdymo komandomis, kažkokiamis robotikos garsynas. Specializuotas garsynas medicinos taikymam, specializuotas garsynas teisės taikymam. Nes iš esmės mes kaip žmonės esam labai lankstus, mes labai lengvai galim junginėtis nuo vienos temos prie kitos, bet ir tai ne visada. Įsivaizduokim, mes... Gal aš tiesiog norėjau čia apie kitą sritį pateikti pavyzdį, bet pateiksiu apie savo, kad ir tam pačiam Liepos projekte. Mums, kai reikėjo filologams su informatikais šnekėtis, ypač apie kalbos dalykus, tai mums pradžioje nelabai gerai sekėsi, aš galiu pasakyti. Reikėjo vertėjo. Ir tai, sakykime, čia nenoriu nei vieną daržą, nei vieniems, nei kitiems. Tiesiog mes esam kitokie. Mūsų yra kitokie mąstymo būdai, kitokie problemų sprendimo būdai, kitoks požiūris priėjimas prie kalbos. Ir kartais, sakykime, filologai net per giliai ten žiūrėdavo į tam tikrus dalykus. Mes sakydavom, kad jūs ten nežiūrėkit, ar yra, suskirstykim ten, tarkim, garsą į ilgus trumpus. Negalvokit apie pusilgius, apie ten dar tokius dalykus. Tai, tarp kitko, tai yra tam tikri dalykai, kur aš net nežinau, kad jie tokie egzistuoja. Ta prasme, ilgas arba trumpas, o koks dar ten pusilgis, pustrumpis. Tai va. Tai čia yra šitie dalykai, tai taip pat ir su atpažintuvais. Vat vėl grįžtu prie, kad nepabėgtumėm nuo tos temos. Mes kartais, čia filosofinė gal tokia mintį pasakysiu, kad mes kartais galvojam, kad kompiuteris, plačiaja prasme, kompiuteris turi geriau nei žmogus kažką daryti. Tai jisai tikrai gali daryti tokius rutininius veiksmus, kur jisai nepavargsta, ten gali kažkokius daryti geriau. Bet tokius, kur reikia atpažinimas, mąstymas, supratimas, tai duok Dieve dar jam žmogaus lygį pasiekti. Tai va, tai čia šitoj vietoje reikia neapsigauti, nes, kaip ir sakau, mes ir patys kartais sako, tai va, čia kažkoks triukšmelis buvo ir jau net pažino atpažintuvas. Sakau, jūs patys, kai triukšmas yra, ar labai lengvai atpažįstat, sakau. Taigi, ištisai būna, ką klausinėjam, reiškia. Tai va čia reikia tiesiog pagalvoti, kad ir žmogus, mums taip atrodo, kad mes labai lengvai atpažįstam ir savo, pavyzdžiui, temose, kuriuose mes susigaudome, sakykime.
tai mes labai lengvai junginėjomės nuo vienos temos prie kitos. Bet staiga prieis medikas apie kažkokias ten ligas pradės šnekėti. Jau jūs tada sakysit, man žodyno trūksta, duokit man papildomą garsyną susinstaliuoti, reiškia. Tai va, tai čia va yra tas pats. Tie specializuoti garsynai, tai yra, sakykime, bazinis kažkoks garsynas bendrinės kalbos ir specializuoti garsynai. Tai mes tą, sakykime, jeigu reiktų apibūdinti situaciją, tai tą bazinį turim, dabar reikia tų specializuotų. Tai viskas va, susivestų, kai manęs klausia, o kaip su tarmėm? Ar va čia tarmės bus? Tai čia yra tiesiog specializuoto garsyno reikalas. Taip, ir kai žmogus kalba, juk kažkaip kažką tyliau, garsiau iškvepia, besišypsantis kažkoks sako, tai atrodo, kad tie garsai yra tokie nevienodi. Ir greičiausiai net tas pats žodis neutraliam kontekste dviejų skirtingų žmonių vis tiek tariamas kitaip. Iš tikrųjų taip, iš tikrųjų pasižiūrėjus į garso signalą, kartais yra sunku suprasti, kad čia yra tas pats žodis pasakytas, nes tas garsas, reikia pradėti nuo to, kad mes skaitmenizuojam analoginį pasaulį. Tai yra tas pats žmogus, to paties žodžio niekada vienodai nepasako, to paties garso niekada vienodai nepasako. Jie gali būti labai artimi, bet jie visą laiką kažkiek turės, tai ir yra mūsų pasaulio tas grožis turbūt, kad mes visą laiką unikaliai tą padarom. Nėra viskas kaip skaitmeniniai erdvėjai, vienetukai, nuliukai, viskas sustatyta į lentynėlę. O kompiuteriui, kuris yra toks labai konkretus, jam reikia šitą dalyką visą kažkaip suvokti ir susigaudyti. Tai čia nėra lengva. Ir dažnai atrodo, kad kompiuteris yra toks per taisyklingas. Tiesiog, kad jis kažkaip viską, ką daro, tai labai taisyklingai pateikia taip sausai ir be jokio emocinio krūvio kažkokio. Bet ar yra įmanoma, kad kompiuterį, tiksliau gal net ne kompiuterį, o programą ar robotuką išmokyti emocingai kalbėti, tiesiog perteikti emociją balsu? Čia yra labai svarbus dalykas, ką jūs pasakėt, perteikti emociją balsu. Bet nekalbėkime apie tai, kad robotuką išmokyti jausti emociją. Ta prasme, robotukas nejaučia, jisai gali tik tai imituoti. Tai iš esmės vėlgi čia mes kalbam apie šių dienų ir šiek tiek ateities aktualijas. Tai su ilgą laiką šnekos, tarkim, sintezėje buvo stengiamasi padaryti tokią šneką, kad žmogus galėtų ją suprasti. Bet kai jau supranti, tada norisi jau ir to grožio kažkokio išraiškos ir taip toliau. Tai dabar yra toksai ir tendencija, ar netgi šūkis, vienos konferencijos skirtos šnekos sintezei šūkį girdėjau, kad nuo supratimo prie ekspresyvumo jau pereinam, reiškia. Tai man labai patiko, nes iš tikrųjų apibūdina. Tai mes irgi ir patys dabar kaip mokslininkai dirbam toj srity, kad kažkokias tai emocijas, reiškia, sintezuoti. Ir tikslas yra ne tik jas susintezuoti, bet ir valdyti. Pavyzdžiui, kaip man padaryti, kad aš turiu kažkokią neutralią šneką, noriu, uždedu tokią emociją, ten pyktį, susierzinimą, dar kažką. Tai va, bet vėlgi čia ateinam prie to dalyko, kad nėra viskas surikiuota į lentynėlės. Vienas žmogus šneka kaip piktas vienaip ir tu žinai, kad jis piktas šiuo metu, o kitas gal panašiai skamba, bet jis džiaugiasi tuo metu. Kitas dalykas, kad net ir tarp tautų skiriasi tie dalykai ir net tarp mūsų Lietuvoje regionų yra emocinė raiška, yra skirtinga. Tai čia, kaip sako, ne iš vieno žmogaus girdėjęs, kad, pavyzdžiui, azijiečiai kai šneka. Tai atrodo, kad jie ten toj galvo vienas kitam nuraus, nes jų tokia lyg šaukia vienas ant kito, bet jų yra tiesiog toninė kalba, jų yra toks kalbėjimo būdas ir ten visiškai viskas tvarkoj yra. Pavyzdžiui, esu girdėjęs, grįžkim į Lietuvą, kad žemaičiai kai kalba, kad labai grubi kalba. Reiškia, kad ten atrodo irgi, kad jie ten barasi visą laiką. Iš tikrųjų, aš pats, kadangi tą kalbą moku, tai man taip netrodo, bet va taip yra. Tai tiesiog čia vėlgi, ką noriu pasakyti, kad nėra paprasta, kad štai emocijos yra tas ir tas, pyktis tai atrodo va šitaip. Yra ir tam tikrų signalo požymių šnekos, sakykime, garso, ten amplitudė, dar kažkas, tai čia jie yra lengviausi. Bet yra
kalbėjimo maniera pasikeičia, kažkokios pauzės ir taip toliau. Tai dar vieną dalyką, ką noriu pasakyti, kad va ta raida, kai, pavyzdžiui, šnekos, tarkim, sintezė buvo, kad norėjo, kad suprantamai būtų, tai dabar buvo suprasta, kad net ir kai padarai suprantamai, taisyklingai, vėlgi ta kalba, kaip jūs sakot, yra per daug taisyklinga. Ir mes taip nešnekam, ir mums nuobodu pasidaro klausytis per daug taisyklinga šneka. Tai dabar yra pradėtas tas signalas, kaip aš sakau, gadinti. Yra taikomi nauji gadinimo būdai, pavyzdžiui, įdedami atsikvėpimai kažkokie ne vietoj, įdedami kažkokie tai pauzės ne vietoj. Vien tam, kad reiškia, žmogų tą klausytoją, kaip sakoma, pažadintų ir kad jam nebūtų nuobodu klausytis, pavyzdžiui, audio knygos. Nes labai yra skirtingi dalykai, kai pasiklausai, pavyzdžiui, sintezuoto šnekos kelių sakinių, atrodo viskas gerai. Ir kitas dalykas yra, kai tu pasiklausai 10 minučių, 20 minučių ar dar ilgiau, tada pradeda lysti jau kitokie aspektai ir tas nuobodulys kažkoks ir visi kiti. Arba ten kažkokie, vienam garse yra kažkokia problema ir jau pradeda erzinti. Keliuose sakiniuose tu to nepajausi, bet po to pradeda erzinti. Tai va čia bandom kažkokius sintezuotos šnekos įvertinimo kriterijus atrasti, kaip galima būtų atrasti tą, kaip pamatuoti tą šnekos natūralumą arba priimtinumą žmogui. Ir dabar klausant jūsų, man kažkaip grįžta vis mintis, kai mokiausi užsienio kalbos, todėl, kad tai yra labai panašiai, kad tu iš pradžių stengiasi mokytis tos bendrinės kalbos, kalbėti labai taisyklingai ir paskui visi sako, kad kaip tu taisyklingai kalbi, tada tu pradedi mokytis nebe taisyklingai, taip kaip žmonės kalba, to šnekamosios kalbos. Tai labai panašiai dabar tą daro ir šnekos atpažintuvo tobulintojai, ar ne, kad iš pradžių viskas taisyklinga, tvarkinga, bet tai pasidaro per nuobodu, tiesiog per, nežinau, netikra, neatspindi realybės. Jo, iš tikrųjų tai taip, pagalvokim, aš ten pats save pagavau kažkada, ten prieini užsienį, ten ir klausi, labą dieną, ponė, ar ten kaip man nueiti ten ir ten. Jeigu man prieitų kažkas sakytų, labą dieną, ponė, gatvėje, aš galvočiau, kas čia įvyko, reiškia. Tai tikrai keistai skamba. Taip. O mus moko tokios labai jau gražios kalbos. Bet nieko, mes paskui išmokstam, manau. ir tos šnekamosios kalbos įterpiam. Tai greičiausiai ir šnekos atpažintuvai irgi išmoks. Kaip manat? Ar bus taip, kad... Ir atpažintuvai ir sintezatoriai. Čia yra du dalykai. Šiaip atpažintuvas, tarp kitko, pavyzdžiui, ir garsynai. Jie yra skirtingai renkami atpažintuvų ir sintezatorių. Tai atpažintuvas turi... kuo didesnė įvairovė turi būti, nes jisai turi turėti šnekos pavyzdžių, kuo iš skirtingesnių žmonių, amžiaus grupių, lyčių, balso aukščio ir taip toliau. O kai aš noriu jau sintezuoti, man reikia to paties žmogaus didesnio gabalo teksto, nes aš noriu vis dėlto padaryti, kad tas žmogus, tas balsas, kurį aš apmokysiu, reiškia, ir kuriuo aš šnekės, kad jisai būtų tolygus, nes nešnekam mes ten, reiškia, nepasakau vieną sakinį vienokiu balsu, kitą kitokiu balsu. Tai čia šiek tiek skiriasi tos specifikos, reiškia, garsynų rinkimo. O jeigu taip labai trumpai, nežinau, ar mums pavyks trumpai ir aiškiai, bet jeigu pakalbėtume apie pačią virtuvę, nes labai dažnai dabar, kai kalba apie dirbtinį intelektą, apie neuroninius tinklus ir taip toliau, viskas skamba taip ganėtinai bombastiškai, skambiai ir tarsi atrodo, kad vyksta kažkokie stebuklai. Bet dažniausiai ten slepiasi žmogus, kuris tiesiog sėdi, kažką rašo, notuoja, nurodo, kuria algoritmus ir panašiai, tai gal galėtume trumpai pakalbėti apie tai, kaip vyksta jūsų darbas. Tiesiog, kai jūs norit išmokyti robotukus kalbėti lietuviškai, tai pirmiausia yra greičiausiai įrašomas tekstas. Ir dar reikia atlikti paruošiamosius darbus prieš įrašant tekstą. Garsas, iš tikrųjų, ne tekstas. Taip. Garsas. Taip, įrašomas iš pat pradžių, sakykime, dar čia dabar pradedu šnekėti, iki robotuko mes dar esam labai toli. Įrašinėjom, sakykime, garsyną. Iš pat pradžių įrašom garsą. Visų pirma, reikia žmogų kažkokiai prisikalbinti, kad jis įkalbėtų kažkokį
Tai jeigu dar anksčiau eikim, tai visų pirma reikia paruošti tekstą žmogui, ką jisai tenai išnekės. Nes vieni tekstai yra paruošti iš anksto, kiti būna tokie žmogui pasakoma, tu laisvą formą ten kažką pašnekėk, ten pakalbinamas tas žmogus, kad jam nebūtų sunku. Tada žmogus įskaito ir tada anotuojama yra tas jau įrašas, yra, kaip sakiau, parašomas tekstas, kas tam įraše yra pasakyta. Ir sakoma, jeigu sakinio ribose yra notuojama, sakoma, čia buvo pasakyta laba diena su vištiena, prasideda sakinys šitoj milisekundėj ir baigėsi šitam laiko atkarpoj. Tada visas šitas, kai jau padarytas yra tas garsynas, jisai yra, sakykime, pasakysiu taip gražiai lietuviškai, sušeriamas arba atpažintuvo varikliui, mes vadinam varikliais, arba sintezės tam varikliui ir yra apmokomas. Dabar šitoj vietoj tas apmokymas vyksta. Čia ir vyksta tas stebuklas. Nes, kaip sakiau, teorija, kuri buvo išrasta prieš 50 metų, neuroninių tinklų, jinai yra, tada būdavo, jeigu mes pasimsim labai mažą neuroninį tinklą, iš kelių mazgų, ten poros sluoksnių, mes dar galim kaip žmonės suvokti, kas ten vyksta. Bet kai tas tinklas pasidaro didelis, mes jį sukonstruojam ir jūs, kaip sakot, įvyksta tas stebuklas, jis gyvena savo gyvenimą. Tenai parametrų gali būti nuo 1000 iki milijonų ir mes jau suprantam, kad suvokti reiškia milijonų, kaip sako, net ir pinigų milijonų jau sunku suvokti yra. Tai ten mes jau nebesuvokiam, mes žinom tik principą. Mes sukonstruojam daiktą, kurio žinom veikimo principą, bet tiksliai, kur ten informacija, iš kurio taškelio į kurį nueina ir kaip jinai ten susitransformuoja, kiekvieno to mes jau apriepti nebegalim. Tai čia ir yra tas stebuklas ar tas dirbtinio intelekto kažkokia apraiška, kadangi ten liktai savaime kažkas įvyksta. O tai įvyksta ne savaime, tai įvyksta dėl to, kad mes taip sukonstravom, bet mes iki galo jau nebeapriepiam, kaip ten įvyksta. Ir mes tik tai žinom, kad paduosim duomenis ir gausim kažkokį tai atsakymą. O viduj ten yra vadinama ta juodoji dėžė, kurioje ten vyksta dalykai, bet mes nelabai sugebam jau suvokti. Tai čia ir įvyksta tas stebuklas. Iš pat pradžių mes kaip įvesti duodam mokymo duomenis, o paskui jau, sakykime, apmokom, o paskui jau paduodam, sakykime, garsą ir gaunam tekstą. Tai taip veikia atpažintuvas. Sintezatorius, paduodam tekstą, gaunam garsą. Tai angliškai yra tokios patogios santrumpos, TTS, text to speech ir STT, speech to text. Mes dėja tokių neturim, bet šnekos sintezė yra atpažinimas. Atpažintuvas, man labai gražus žodis, yra sintezatorius, tai toks yra tiesiog tarptautinis, bet atpažintuvas tiesiog lietuviškas žodis, kuris prigijo ir mūsų terminologijoje, ir šiaip taisyklingas yra ir niekas nepyksta dėl jo naudojimo. Pagalvojus apie tos duomenis ir šitą procesą, kurį ką tik jūs mums labai gražiai nupiešėt, garsu, žodžiais nupiešėt visą šitą procesą ir pagalvojus apie tai, kiek jau yra sukaupta garsinių duomenų pasaulyje ir ne tik pasaulį žiūrint apie Lietuvą ir ne tik Lietuvą, turbūt ir Start FM studiją, o jeigu dar truputėlį eitume mažyn, tai ir tinklalaidė kalba, bet ar šitie įrašai visi, kurie yra, būtų panaudojami jūsų tyrimuose, būtent šnekos technologijų geroviai? Tai pradėkim nuo to, kad jie galėtų būti panaudoti kaip žaliava. Kaip žaliava, nes mes dalį duomenų naudojam iš LRT archyvo. Ačiū jiems, kad jie pasidalino su mumis. Tai būtent, kur buvo kažkokia tokia labiau spontaninė šneka, pokalbiai, tai jau yra artima labai gyvenimui, kaip sakoma. Tai lygiai taip pat galėtų būti panaudojami ir šitie įrašai. Tai gal kažką galim pagalvoti apie tai. Nes jie neturi teksto, taip, nes jie yra tik ta garsinė išraiška. Tai aš tai ir sakau, kad jie galėtų kaip žaliava būti. Tai yra tas garso įrašas yra
dabar galvoju, kaip čia sakyti, ar trečdalis, tikrai ne pusė darbo, trečdalis darbo, gal kokie 25% darbo, o paskui jau tas sudaro anotavimas. Tai yra tai, kad pasakymas, nes kompiuteriui tie duomenys, reiškia, jie kol kas nieko nesako. Jis nežino, kur ten prasideda kažkoks žodis, kur baigėsi. Yra tokie metodai, kurie mokosi be anotavimo. Bet tada duomenų kiekiai dar padidėja. Ta prasme, tai reikia ten keliasdešimt kartų ar ten 100 kartų daugiau. Tada duodama vėlgi tam neuroniniam tinklui, duodama labai didelis duomenų kiekis ir jisai pats atranda tam tikrus dėsningumus ir pats nusprendžia, kad čia gal yra toks žodis, čia yra toks žodis, bet kiekiai turi būti, nežinau, ar mes kažkada turėsim pakankamus tokius kiekius. Pavyzdžiui, anglų kalbai jau tokie metodai yra taikomi, bet ten duomenų kiekiai įsivaizduojam, kiek yra kalbėtojų anglų kalba, kiek yra kompanijų dirbančių ir kokio lygio tai yra kompanijos ir kiek metų jie dirba toj srity. Dėl to mes anglų kalbai turim jau tokį rimtą jau tą ir sintezę, ir atpažinimą, kur jau kartais nuo gyvo žmogaus neišeina atskirti. Ir kalbant apie technologijas, manau, kad nepavyktų išvengti temos apie energijos išteklius, nes jūs dabar minit irgi to didelius duomenų masyvus, kur reikėtų begalės, tai greičiausiai bent jau įtariu spėju, kad dar neturit tiek išteklių, kad galėtumėt sukaupti tokį milžinišką duomenyną. Tai dabar apie energiją jūs čia šnekat, ar apie mes visų pirma neturim išteklių žmogiškųjų, kad galėtumėm tiek sukaupti. Ten jau labiau ta energija yra apie palaikymą ir apie tą apmokymą. Nes, sakykime, net ir turint, sakykime, duomenų, paskui kompiuterio tie resursai, kur reikia mokyti tas mokymas reikalauja labai galingo kompiuterio. Tai yra serveris kažkoks su tam tikrom specialiom vaizdo plokštėm. Tos vaizdo plokštės tai yra iš tikrųjų klaidinantis toksai terminas, nes ten su vaizdu niekas nevyksta. Ten yra tiesiog kažkada buvusios plokštės, kurios buvo naudojamos vaizdo apdorojimui, buvo atrasta prieš kokį 10 metų, kad jos labai puikiai dirba ir reiškia šnekos technologijų apdorojimą. Tiesiog skaičiavimus jos vykdo labai greitai, kai reikia vykdyti daug panašių arba vienodų skaičiavimų, jos labai greitai dirba. Tai va tos vaizdo plokštės, kurios dabar jau yra nebe vaizdo plokštės, jos irgi ima ir daug energijos ir pačios daug kainuoja. Tai iš tikrųjų, sakykime, dabar yra sakoma, tas ant bangos dabar ChatGPT, kuris yra, tai jo apmokymui ten vien elektros energijai buvo išleisti kosminiai pinigai. Tai žmogus, sakykime, kuris sakytų, aš noriu dabar savo ChatGPT pasidaryti, jam neišeitų. Yra ten sumažintos versijos, kur galima ir ant savo kompiuterio, bet čia ne apie tai jau šneka apie tokio lygio daiktą, tai ten vien, kaip sakoma, už elektrą mes neišgalėtumėm susimokėti. Taip. Tai tą ir norėjau galbūt akcentuoti, nes dažnai su studentais tenka kalbėti ir atrodo jiems, kad jeigu aš dedu savo medžiagą į debesį, tai ir yra debesį. Bet iš tikrųjų viskas sueina į tai, kad mes naudojame elektros energiją, nes yra serveriai, juose turi būti ir tai yra brangu. Aš studentams sakau, tas debesis jūsų kartais gali būti jūros dugne, nes kai kurie serveriai, reiškia, yra tokia technologija, jie yra jūros dugne. Ir aušinimui yra sutaupoma energija tada, nes vanduo aušina, ir tai debesis yra toksai, jisai visur gali ir virš mūsų, ir po mumis būti. Ir truputėlį gal peršokant, bet labai norisi paliesti jūsų robotukų klausimą, nes tai yra be galo patrauklus rezultatas jūsų projekto. Tai yra, jūs sukūrėte 2 robotus, Liepa, tai buvo pirmoji, ir antras robotas yra Ąžuolas. Ir jeigu klausytojai pasiklausys kitų laidų, kuriuose kalbėjo, tai išgirs tą istoriją, kaip atsirado Liepa ir Ąžuolas, tai aš gal paklausiu, kodėl būtent Liepa ir Ąžuolas, nes tai skamba labai panašiai kaip Ieva ir Adomas. Ar tai yra atsitiktinis sutapimas? Tarp kitko, jūs pirmoji tokias paralelės išvedėt, jos iš tikrųjų labai akivaizdžios, bet neįsivaizduoju, kaip niekam dar netėjo į galvą.
Iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų mes tiesiog norėjom, kad būtų berniukas ir mergaitė. Mergaitei vardas iš karto buvo, kadangi projektas Liepa, tai ir robotukas Liepa. Paskui galvojom, kad reikia priderinti kitą vardą. Tai kriterijai buvo tokie, kad turėjo būti lietuviškas vardas būtinai, turėjo būti berniuko vardas ir egzistuojantis būtų gerai. Tai ąžuolas kažkaip labai gerai prilipo, kadangi tai irgi medis, irgi yra egzistuojantis berniuko vardas. Tik tai tarp kitko vieną įdomią istoriją papasakosiu, kad netgi buvo iš mūsų pačių tarpo tokių abejonių, kad ąžuolas yra su A nosinė ir Ž raidė yra, tai kad gal čia nelabai geras vardas dėl to. Tai tada aš sakiau, o tai kas kiti, jeigu ne mes, duosime tokius vardus ir iš tikrųjų labai gerai ir viskas čia labai gerai susiklostė. Ir būna, mes ten įvairiose parodose dalyvaujam su ten mokslo parodose ir studijų, kur populiarinam. Taip visada būna, reiškia, kokia mamytė ateina, pamato ąžuolas, dingsta kažkur ir po to ateina su vaiku ir sako, ąžuolai, žiūrėk, čia irgi ąžuolas. Tai vat būna tokių, reiškia, ąžuolas su ąžuolu fotografuojasi paskui. O ar yra tendencija, kad tuo ąžuolu ir liepa domisi labiau maži vaikai? Žinoma, tai yra iš tikrųjų tie robotai, jie skirti edukacijai. Mes pačių robotų, kad gerai suprastumėm, reiškia, pačių robotų nekonstruojam, būtent šitų, kitokius konstruojam šiek tiek, bet jų nekonstruojam, jie kalba iš gamyklos atėję daugeliu kalbų, 14 kalbų, tarp kurių lietuvių kalbos nėra. Va, ir mes ten įdedam jam, kaip sakom, į galvą. Išmokat lietuviškai. Jo, išmokom lietuviškai, jeigu taip normaliai sakyt, bet jeigu taip jau techniškai, tai įdedam šnekos sintezės ir atpažintuvo galimybės. Ir jie vyresni vaikai domisi tais robotais jau kaip robotikos, kad išmokti jį kažkaip valdyti, programuoti. Ir vat mano vienas kolega, jisai dėsto universitete robotiką, tai vat studentai dirba su robotais, juos programuoja ir taip toliau. Tai vat vyresni vaikai moko labiau tuo aspektu, o pradinių klasių, sakykime, vaikai, tai jie labiau, mokiniai, jie kažkaip labiau tą robotuką jau sužmogina ir jie jau kaip į tokį draugą žiūri, kaip į autoritetą ir, sakykime, jisai toksai kaip motivatorius labai gerai dirba. Kaip manot, ar ateis laikas, kai mes negalėsim atpažinti kalbą su mumis, kalba žmogus ar kompiuteris? Manau, kad taip. Tai anglų kalboje jau yra kartais sunku atpažinti. Aš kartais juokauju, kad mes neatpažinsim, ar čia labai nuobodus bičas šneka ar kompiuteris. Čia kai ir pasisuka tos kalbos apie dirbtinį intelektą, ar atims darbus ten iš žmonių ar ne. Tarkim, ar iš kokio dėstytojo gali atimti darbą, ar gali atimti darbą iš kokio nors ten kūrybinio darbuotojo. Tai jeigu tie žmonės darbą dirba, sakykime, dėstytojas 30 metų skaito iš tų pačių konspektų ir ten atmintinai viską moka ir nieko nekeičia, tai turbūt pakeis tokius dėstytojus. Bet jeigu tu kiekvieną paskaitą savo unikalią padarai, nes nuo kažkokio vieno užduoto klausimo pasisuka visa paskaitos eiga ir ten pavyzdžiai kažkokie atsiranda ir taip toliau, tai va dirbtiniam intelektui va šitoj vietoj aš manau, kad nepakeis. Čia dar vieną juokelį, nežinau ar čia informatikos juokelius gerai laidyti filologų laidoj, bet yra toksai, bet čia apie dirbtinį intelektą tai kaip ir į temą. Yra toksai irgi juokelis, kad kada dirbtinis intelektas pakeis programuotojus. Tai atsakymas yra tada, kai užsakovas sugebės aiškiai suformuluoti užduotį. O tai reiškia niekada. Tai va. Tai niekada. Taip, tai tuomet, jeigu niekada nepakeis ir jūs minėjot, kad bus sunku atpažinti, ar vis dėlto kompiuteris kalba su mumis ar žmogus, ir prisiminus, kad buvo Liepa 2, kalbame apie Liepą 3, tai kaip spėtumėt, kiek liepų mums reikės, kad tai įvyktų?
Tai dabar sunku man pasakyti, kiek apskritai liepų reikės, tai galiu atsakyti, o kurioj liepo jau mes pradėsim net pažinti, tai gal kokioj 5. Bet šiaip tai liepa jau tapo, reiškia, tai buvo iš pat pradžių projektai, dabar tai tapo tokio kaip idėja, kaip judėjimu, sakykime, reiškia tuo tokio kaip logotipu, kuris apskritai reiškia tą šnekos technologijas, būtent lietuvių šnekoj. Tai va, ta liepa turėtų būti pastoviai. Mes netgi dabar, sakykime, kai neturim kažkokių tai dabar finansavimo, ten tos liepa 3 ar dar kažko, mes vis tiek dirbam toj srity kaip mokslininkai, o paskui, nes tie projektai, tai jie nebuvo moksliniai. Pradėkime nuo to. Jie buvo jau, kad reikėjo sukurti kažkokį produktą arba išteklius kažkokius, tai va šiuo atveju garsyną, sintezatorių, atpažintuvą. Tai mes taip ir gaunasi, būna kažkokie tarpai, nebūna tų projektų, tada dirbam savo jau moksliniai srity. Ir paskui jau, kai atsiranda kažkoks finansavimas, jau galim padaryti kažkokius ir inžinerinius dalykus ir atiduoti viešam naudojimui kažkokius jau sukurtus produktus arba, produktus tai aš nenoriu sakyti, nes atrodo, kad čia galutinis kažkokius jau, mes nepardavinėjom kažkokių tai ten programų ar kažko, mes labiau sukuriam kažkokius statybinius blokus, iš kurių galima po to kurti toliau produktus. Mhm. Taip, tai manau, jūsų sukauptais duomenimis naudojasi ir filologijos fakulteto studentai, rašydami savo darbus. Ir matau, kad laikas visiškai senka, tad pačiai pabaigai tinklalaidė turi tradiciją prašyti rekomendacijų, ką galėtumėt mums visiems rekomenduoti. Čia iš tikrųjų yra sunkiausias klausimas šiandienos. Dabar, kadangi yra toksai prieš šventinis laikotarpis, laida turbūt pasirodys po švenčių, bet vis dar tas laikotarpis, kada mes šiek tiek bėgam, tai aš kažkaip norėčiau palinkėti, pabandyti vienu metu daryti vieną darbą. Kažkurį tai laiką pasirinkti, jeigu žiūrit televizorių, žiūrėti tik televizorių, lygiagrečiai dar nebūti telefone. Aš pats prie šito dalyko priejau, kai atradau kažkokią tai minutę pasiklausyti muzikos. Tiesiog ne kaip fono, tiesiog įsijungti muziką ir jos pasiklausyti. Tai vat linkiu skirti laiko savo ir pabandyti daryti vieną darbą vienu metu. Nesvarbu, gal jūs tiesiog ir dirbti kažką norit, bet pasakysiu nelietuviškai nemultitaskinti. Reiškia, tiesiog padaryti vieną darbą vienu metu ir pamatysit, kad iš pat pradžių tai bus nelengva, bet iš tikrųjų labai įdomi patirtis. Aš jau seniai nebuvau to patyręs ir man buvo tikrai įdomi patirtis. Labai ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū visiems klausiusiems. Nepamirškite sekti tinklalaidės naujienų socialinėse puslapiuose ir linkiu visiems geros dienos. Iki.